Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Sveiki, gerbėmieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Su jumis viktorina Gamtos kodas. Laida, kuri gali paįvairinti jūsų laisvalaikį ir pasiūlyti naujų turistinių maršrutų, ypač jeigu jūs, pavyzdžiui, norėtumėte aplankyti Katinų muziejų. Laidų ciklas sezono pabaigoje vainikuos kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbiamas dokumentinių filmų festivalės konkursas. Jame Lietuvos kino meistrai, dokumentinio kino meistrai atskleis savo požiūrį į unikalią Lietuvos gamtą. Kiekvienoje mūsų viktorinoje tradiciškai varžosi 3 dalyviai, atsakinėdami klausimus kokią nors vieną temą arba iš įvairių sričių, kaip šį kartą. Šį kartą mūsų žaidime dalyvaus 3 studijos svečiai. Nebus kviestinio svečio, todėl mes užduosime dabar 3 klausimus, atrankinius klausimus jums visiems, kurie greičiausiai ir teisingai atsakys į juos ir taps žaidėjais. Pirmasis klausimas. Koks statinys yra aukščiausias Lietuvoje? Ten buvo pirmas. Taip, kokia jūsų atsakymo versija? Televizijos bokštas. Kokio miesto? Vilnius. Vilnius, prašau. Televizijos bokštų yra ir kitose Lietuvos miestuose. Bet atsakymas be abejo teisingas, tai yra Vilniaus televizijos bokštas. Jo aukštis yra, gal žinote, koks jo aukštis? 300. Jo aukštis yra 326 metrai ir šis statinys yra aukščiausias ne tik Lietuvoje, bet ir vienas aukščiausių visoje Rytų Europoje. Puiku, pirmas žaidėjas jau poste. Kitas klausimas. Kokiame rajone yra labiausiai šiaurė nutolusi Lietuvos gyvenvietė? Kokiame rajone yra labiausiai šiaurė nutolusi Lietuvos gyvenvietė? Taip, jūsų atsakymas? Joniškio. Ai, berniukas klausė. Nu, kas čia? Kadangi jūs neteisingai atsakėte, tai yra berniukas atsakinės. Taip. Aš manau Akmenės. Ne, aš taip nemanau. Kokių yra dar variantų? Taip. Jūsų variantas? Manau, Skuodo gal. Irgi ne? Ne. Turim dar nemažai rajonų. Bandykime laimę toliau. Kas norėtų žaisti? Mačiau mergaitę, ne? Klaipėdos. Deja, irgi ne. Ne Klaipėdos. Bet dar liko rajonų, mes dar galim žaisti. Žinote? Deja, ne Panevėžys. Taip. Kokių dar būtų versijų? Ką? Ne. Taip. Koksgi čia variantas būtų? Gal Pasvalio? Ne Pasvalio rajonas. Galima pakartoti. Kokiame rajone yra labiausiai šiaurė nutolusi Lietuvos gyvenvietė? Kokiame rajone? Šiaurė, ten viršui. Kas ten viršui? Koks ten rajonas? Koks sudėtingas klausimas? Kas drąsiausias? Nu, bandykim. Pagal abėcėlę pradėkim. Akmenė jau buvo. Taip, kas? Jūsų variantas? Biržų. Biržų, teisingai. Klastingas klausimas pasirodo buvo, ar ne? Taip, o jūs buvote teisus. Aspariškiai, kaimas Biržų rajono savivaldybės šiaurėje, pasienyje su Latvija, Nemunėlio kairiajame krante, upės kilpoje. Tai labiausiai šiaurė nutolusi Lietuvos gyvenvietė. Štai koks teisingas atsakymas. Ir trečias klausimas. Jums visiems, gerbiamieji, su kiek valstybių ribojasi Lietuva? Taip, koks atsakymas? Su 4. Su 4, teisingai. Prašau, būsite trečias. Būsite trečias. O aš atsakysiu į šį klausimą išsamiau, kad tai yra Latvija, Baltarusija, Lenkija ir Rusija. Na ką, jau dabar metas susipažinti. Ko vardu, ką veikiate? Mano vardas Gagik, mokausi 12 klasėje. 12 klasėje. O ką toliau ketina veikti, kai baigsi 12 klasę? Išvažiuoti į užsienį. Į užsienį? Taip. Kodėl? Čia nėra specialybių kokių, ar tiesiog įdomiau į užsienį? Ne, nu šiaip įdomiau, kaip pasakoja kiti žmonės. Pasižvalgyti, ar ne? Taip. Kaip žmonės gyvena. Taip. Bet šiaip, ar domiesi gamta? Ar čia retorinis klausimas? Jeigu jau esi šitoj studijoje, tai matyt domiesi, ar ne?
Koks santykis su gamta? Neįtin ar nesusilieji su aplinka? Nu, patinka gamta, bet Patinka gamta, jo. kurie įdomus šitie. Gerai, gamta, svarbiausia, kad patinka gamta. Nuo to reikia ir pradėti, aišku. Taip, jūs? Albertas iš Vilniaus. Sveiki. Puiku, mes jau buvom susitikę. Tai prieš 3 mėnesius. Prieš 3 mėnesius. Tai vis tiek daug laiko praėjo, jau nauji metai, kiti klausimai. Priminkite dar, ką jūs veikite ir kas jūs labiausiai domina gamtoje. Savivaldybės darbuotojas esu. Gamtoje kaip turistas. O Keliauti su kokiais mėgstu. gamtos saugos projektais netenka savivaldybėje darbuotis, ne? Ne, kitas sritis mano. Tiesiog hobis yra Taip. gamtos pažinimas, ar ne? Įvairiom formom. Puiku. Ir trečiasis žaidėjas? Andrius. Andrius taip pat buvęs čia jau, galima sakyti, gamtos klubo klubas ar gamtos kodo klubas formuojasi. Trumpai apie save. Moksleivis 12-okas iš Molėtų. Iš Molėtų. O ką veiksi baigęs? Baigęs, keliausiu, paskui gal mokysies. Panašiai kaip kolega, ne? Prie pirmojo Gal ir punkto. panašiai, gal kartu. Gal kartu, gal priešingas pusės. Kągi, galim tikriausiai pradėti mūsų žaidimą, bet kol pradėsime žaidimą, jūs dar turite galimybę, turite progą kelias minutės susikaupti, nes mes kviečiame žiūrovus pažiūrėti mūsų kolegų parengtą reportažą. Kraštovaizdis kaip šypsena veide, sako architektai. Šiuo požiūriu dėja iki vadinamosios holivudinės šypsenos Lietuvai kol kas toloka. Atėjus kartais į apleistą vietą, atrodo, kad jinai specialiai yra palikta, kad griūtų, kad nyktų. Kažkodėl atrodo, kad kažkas to nori. Nes apleistas pastatas Lietuvoje gali tapti labai greit. Tiesiog yra išjungiamas šildymas, vieta pradeda po truputį pūti, vienas antras vandalas išdaužia langą, išspiria duris, o žiemą prasideda snigimas į pastato vidų, pavasarį vanduo tirpsta ir tai pastatas nyksta. Apleistus bešeimininkius pastatus tyrinėjantis vaikinas pasakoja, kad kai kurie objektai toli gražu nėra tipinės griuvenos, kaip įprasta manyti. Pavyzdžiui, Druskininkuose sanatorija Vaiduoklis Nemunas. Pastate palikti pūti baldai, nenaudojami kiti daiktai, stebina net visko mačiusius griuvėsių tyrinėtojus. Aš visuomet tiesiog sakydavau, kad visiems žmonėms įdomu pamatyti, kas yra Černobylyje, kaip atrodo ten apleisti pastatai, kai žmonės ten nebegyvena jau daugumą metų. Bet niekas nesidžiaugia, kad tokia vieta yra. Tai lygiai taip pat ir Lietuvoje. Yra įdomu pamatyti, kaip atrodo apleistos vietos, apleisti dvarai, pasižiūrėti, pavaikščioti, sužinoti tos vietos istoriją, kodėl jinai tapo apleista. Bet kad tokios vietos yra, mes nesidžiaugiam, mes norim kaip tik, kad būtų vietos sutvarkytos, visos apleistos. Ir kai mes vaikštinėjom po pastatus, mes įsivaizduojam, kas galėtų būti padaryta ir kaip galėtų tai atrodyti ateityje viskas. Apleistų bešeimininkių pastatų tikslus skaičius Lietuvoje nežinomas, tačiau manoma, kad tokių objektų gali būti apie 15 000. Galim taip grubiai pasakyti, apie 80% jų yra žemės ūkio paskirties. Tai daugiausia apleisti žemės ūkio kompleksai. Šiek tiek yra militarinės paskirties, buvusių karinių bazių ir tokių didelių gamyklų, kurios perėjusi rinkos ekonomiką neatsilaikė. Tai daugiausia keramikos gamyklos, kurio reikėjo ir rinkos, ir labai buvo brangus energetiniai resursai ir jos bankrutavo. Visas bešeimininkis palikimas netinkamo privatizavimo rezultatas. Didžioji dalis vertingesnių pastatų buvo nupirkti ir sutvarkyti. Tai šalia ežerų ar kitų vandens telkinių buvusių gyvulių fermų griuvėsiai ar sandėliai. Aplinkos ministerijos duomenimis 90% likusio bešeimininko apleisto nekilnojamo turto objektų ar jų liekanų yra nepatrauklus pirkėjams. Kai netgi surandamas savininkas ir sakoma, kodėl tu nesitvarkai, jisai sako, aš savo dalį nusigrioviau. Nes jisai yra koks 1/100 dalies, neaišku, kur ta dalis yra, nieks nebuvo apibrėžta. Ir dažnai jie vos nesusiskirstė, 5 metrai man, 5 metrai tau ir taip toliau. Nors tiksliai nėra žinoma, kiek bešeimininkių ar apleistų statinių vaiduoklių yra šalyje, tačiau remkimės jau minėtų numanomų apytikslių skaičiumi – 15 000. Specialistų teigimu maždaug pusė šių pastatų turi šeimininkus. Už statinių nepriežiūrą numatytos baudos svyruoja nuo kelių šimtų iki 15 000 litų. Tačiau dažnai tokie statiniai visai nėra registruoti arba jų šeimininkas nežinomas, todėl nėra ir ką bausti. Griauti? Prašom. Pirmiausia, turi būti sprendimas kad prasideda procedūra dėl pripažinimo bešeimininkais, tada 3 kartus spaudoj su 3 mėnesių tarpu turi būti skelbimai, kad tas pastatas pripažįstamas bešeimininkių, paskui turi būti teismo sprendimas, tas pastatas perdavimas savivaldybei ir tada savivaldybė jau ieško lėšų, kaip tą padaryti.
Tokia procedūra gali užtrukti net iki 3 metų. Jeigu tokius pastatus kas nors imtųsi tvarkyti be apsileidusio savininko žinios, kiltų dar daugiau problemų. Privačios nuosavybės neleidžia liesti konstitucija. Turtas teismui nusprendus, kad jis be šeimininkės pereina savivaldybės žiniom, bet dėl kiaurų savivaldybių biudžetų vėl viskas įstringa. Yra labai daug įdomių apleistų vietų Lietuvoje, pradedant dvarais ir baigiant įdomiausiom sanatorijom, baseinais, fontanais. Galima paminėti, kad Lietuvoje ypač liūdna statistika yra su dvarais, nes galima internete net rasti tokią skiltį kaip nykstantis paveldas Lietuvos, kurioje yra virš 50 objektų net. Išeitys siūlomos taip pat nestebuklingos – trumpinti esamų procedūrų vykdymo terminus. O kol kas rūpinamasi, kad pastatai vaiduokliai nebadytų akių bent saugomose teritorijose. Tiesa, ir tai labai brangus malonumas. Šiek tiek gelbėjo ES pinigai. Šiemet planuojama pradėti 12 milijonų litų vertės projektą. Už šiuos pinigus nacionaliniuose parkuose bus nugriauta apie 200 statinių. Taisyklės mūsų žaidimo jums turbūt jau žinomos, bet aš priminsiu žiūrovams, galbūt ir svečiams studijoje, kurie dar nesilankė čia, kad už teisingą atsakymą galima gauti 100 taškų arba 50, jeigu reikia 3 variantų, iš kurių renkamasi. Kas greičiausiai paspaudžia mygtuką, tas turi teisę atsakyti pirmasis. Tačiau jeigu vienas atsakymas yra neteisingas, jau tada antrą kartą nebegalima taisytis. Super turo klausimas yra vertas 200 taškų. Kas daugiausiai taškų surenka, tas ir laimi be abejo. O dabar pradedam. Pirmasis klausimas. Kokia sostinė yra arčiausiai Vilniaus? Kaunas. Kagikas? Ne? Oi, sostinė. Nu jo, bet jeigu tai būtų klausimas, kokia laikinoji sostinė yra arčiausiai, tai būtų visiškai teisingas atsakymas. Bet tai yra... Taip, kas antras buvo? Prašau. Minskas. Minskas, teisingai. Bet iš tikrųjų yra racijos, laikinoji sostinė, bet va čia, kadangi nebuvo to žodžio. Tai taip, tai Baltarusijos sostinė Minskas, iki jos nuo Vilniaus tik 169 km, tai yra arčiau negu iki Raseinių, Pasvalio, o ką jau kalbėti apie Klaipėdą, Skuodą ar Mažeikius, taip pat ir apie Kauną be abejo. Kaip vadinamas vienintelis Lietuvoje istorinis nacionalinis parkas? Taip, Andriu? Trakų. Trakų, ar ne? Žinai, ar spėjai? Aš spėjau. Gerai, teisingas spėjimas. Nors, pavyzdžiui, variantai buvo Kernavės, Vilniaus pilių arba Trakų parkas. O iš tikrųjų tai visiška tiesa. Taip, o tai geriausia kartais net neklausyti tų pasiūlymų. Tai vienintelis Lietuvoje istorinis nacionalinis parkas. Trakų parkas. Be to, Lietuvoje dar yra 4 nacionaliniai parkai. Tai Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos ir Žemaitijos. Ar teko būti? Ar teko nors lankytis tuose parkuose arba istorinėme parke? Teko. Teko? Kokie įspūdžiai? Norisi sugrįžti? Gražu, kaip parke gražu. Kaip parke gražu. Albertai, kaip jūs? Atrodo, toks truputį susikaustęs. Teko lankytis. Teko. Jūs turbūt dar grįžite ten, ar ne? Be abejo. Be abejo, mes irgi. Kitas klausimas. Kuris dabartinis Lietuvos miestas anksčiausiai yra gavęs miesto teisės? Kuris iš dabartinių Lietuvos miestų yra anksčiausiai gavęs miesto teisės? Tai turėjo būti labai senai, ar ne? Senokai. Taip, senokai. Gal duoti arba pateikti jums 3 variantus? Klaipėda, Kaunas ar Vilnius? Taip, Gagik. Klaipėda. Kodėl Klaipėda? Spėjau. Spėjai. Teisingas spėjimas. Čia vadinasi ėjimas žirgų. Klaipėda miestu tapo apie 1258 metus, kai buvo suteiktos Liubeko savivaldos teisės. Dabar toks gana lengvas klausimas turėtų būti jums, lems pirštų miklumas. Kokią namo dalį lietuviai anksčiau vadino gonkomis? Taip, Albertai. Kaip veranda? Veranda, teisingas atsakymas. Taip, nes buvo 3 variantai – miegamasis, palėpė arba veranda. Bet kadangi rizikavote, pelnėte 100 taškų. Žinoma, tai veranda, pastatas prisišliejęs prie gyvenamojo namo. Gonkos puošia namus, apsaugo duris ir priemenę nuo kritulių ir naudojamos kaip poilsio patalpos. Puošiamos išpjaustinėtomis ir išdrošinėtomis lentomis, arkliukais, kraigas su augalinių formų figūromis. Lietuviai ten galėdavo pasireikšti ir savo fantaziją, savo kūrybinę
galę išreikšti, puošdami gonkas. Kitas klausimas. Etnografinis, sakyčiau. Kurį mėnesį lietuviai vadino šienpjūviu arba šienpjoviu? Šienpjovis, šienpjovis. Koks mėno? Ar kuris mėno? 3 variantai turbūt, ar ne? Birželis. Taip? Birželis? Ne, ne birželis. Liepa. Liepa, taip. Čia galima eiti iš eilės, ar ne? Birželis, Liepa, rugpjūtis. Turbūt tokie ir variantai. Taip, taip, taip. Tokie ir buvo variantai, be abejo. Pavadinimas Liepa irgi yra senas. Jį jau randame Konstantino Sirvydo sudarytame žodyne. Liepa turėjo labai mažai pakaitalų. Lietuviai šį mėnesį yra vadinę šienpjūčiu arba šienpjūviu. Dažniausiai vadindavo liepą liepiniu arba liepžiedžiu. Dar pasitaikydavo pjaukjevio ir plūkio pavadinimai. Štai kokie išradingi buvo tie lietuviai, kaip jie gražiai kūrė ir tobulino arba turtino mūsų kalbą. O koks jums mėno patinka labiausiai? Pradėkime nuo Gagiko. Vasaros. Pradžia. Gali būti žiema? Ne, nuo vasaros pradžia. Vasaros pradžia? Taip. Tai birželis. Taip. Nu, jie būtų. Nes viskas dar tarsi tik prasideda, ar ne? Taip. Šiltai jau darosi taip. Kaip jūs manote, Albertai, kaip jums patinka kas labiausiai? Aš sakysiu, gal koks sausis. Kodėl? Galima slidinėti. Tai mėgstate slidinėti? Taip. Labiau negu rinkti grybus, pavyzdžiui. Ko gero. Arba šieno grėbti, nes kiekvienas mėnuo turi savo turbūt tokias pramogas. Man visi patinka mėnesiai. Labiausiai gal birželis. Baigėsi mokslai, laisvė. Nu va, čia labai teisingas sprendimas. Taip. Puiku, tęsime toliau. Iš kokio medžio Lietuvoje anksčiau dažniausiai būdavo gaminamas degutas? Taip, Gagikai. Dūp. Nu, nežinau kaip lietuvių. Ąžuolas? Taip. Ne, ne iš ąžuolo. Bet čia buvo, vienas iš variantų buvo. Vienas iš variantų buvo. 3 variantai. Ąžuolo, uosio ir beržo. Taip. Gal berža. Puiku, berža. Degutas dažniausiai būdavo išgaunamas iš beržo, kiek rečiau iš alksnio medienos. O gal teko gaminti degutą, kad žinojo iš kur? Ar ne? Ar tiesiog taip? Bet gerai, spėjimas buvo arti tikslo, kadangi bent vienas iš 3 variantų buvo. Gerai, kitas klausimas. Kokiame Lietuvos mieste buvo užfiksuota aukščiausia visų laikų temperatūra? Tai yra, kur buvo karščiausia? Kur buvo karščiausia diena Lietuvos istorijoje? Varėnus gal? Nu, dėja ne. Dėja ne. Gal pateikti variantus? Utenoje, Varėnoje, Zarasuose. Zarasuose. Kodėl Zarasuose? Čia iš geografijos. Zarasai. Teisingas atsakymas. Gal galite netgi pasakyti, kokia tai buvo temperatūra? 43 beveik. Turbūt. Mažiau buvo, mažiau iš tikrųjų. Iš tikrųjų buvo absoliutus oro temperatūros maksimumas Zarasuose 37,5 laipsnio Celsijaus. Tai įvyko 1994 metų Liepos 30 dieną. O gal žinote, kur yra žemiausia arba kur yra buvusi žemiausia temperatūra? Ir kokia jinai? Utena, teisingai, labai geras spėjimas. O ten ir buvo panašiai, kaip minėjo, minus 42,9 žemiau nulio, kaip Sibire. Ir tai buvo 1956 metais. Gerai, kad dabar tas klimatas šyla, ar ne? Truputį būtų per šalta. Tęsime mūsų žaidimą. Kaip vadinama Liepos 10 diena, pagal kurią lietuviai anksčiau spręsdavo, kokie orai laukia likusią vasaros pusę? Taip, Albertai? Kaip čia 3 mišnių diena vadinama? 3 mišnių? Kažkaip. Nu, ten vyriškos giminės tie reiškia žmonės, pagal kuriuos spręsdavo. 3 brolių diena. 3 brolių megalių diena, kaip jinai? Nu, tai iš esmės taip, teisingas atsakymas. Labiau tautiškas lyžinė, bet ne visai galbūt literatūriška, nenormuota, nes buvo 3 variantai. 12 brolių juodvarniais lakstančių, arba 7 broliai miegantis, taip, arba broliai šaunoliai, arba broliai rankelės galėjo būti. Tai iš tikrųjų puikus atsakymas, 7 broliai miegantis. Buvo tikima, kad toks oras yra per 7 brolius miegančius. Toks jis bus ir per kitas 7 savaitės. Jeigu lyja, tai lis. Jeigu oras gražus, toks ir išliks. Jeigu sausa ir karšta, tai bus sausra. O jūs patys ar tikite tokiais prietarais, tokiais gamtos stebėjimais? Ar teko naudotis tokiais dalykais?
Tarmiškai vadinamas zababonais tikriausiai tai dalykas, ne? Kaip Albertai? Aš tai netikiu. Pagal tai nesiorientuojate, Nes ne? ne visuomet pasiteisina. Ypač dabar, kai klimatas keičiasi, turbūt ta liaudės išmintis turbūt irgi praranda prasmę, ne? O labiausiai ko pasikliaujat? Meteorologais? Kai bus taip gerai. Jo, sakau, fatalistiškas požiūris. Gerai, tęsime žaidimą. Kokio Japonijos miesto pavadinimą gavo susitarimas, pagal kurį reguliuojamas šiltnamio dujų išmetimas? Kyoto. Kyoto, puikus atsakymas. Tai yra Kyoto protokolas. Ir kam jis reikalingas? Kad šalis mažiau terštų. Atmosfera? Atmosfera, JAV. Didžiosios. Taip, taip. Nu, Lietuva, kaip žinia, yra visai neblogai. Įvykdžiusi tos reikalavimus, netgi turi rezervų. Todėl gali parduoti tas kvotas vadinamasis kitiems, kurie nori daugiau teršti. Kągi, palengva pasiekėme tarpinį finišą. Ir dabar metas pasakyti, kas kiek surinko taškų. Kągi, kas 50 taškų. Bet ta mintis apie Kauną buvo labai gera, pripažįstu. Albertas 300 taškų ir Andrius 400 taškų. Turime 2 lyderius. Broliai šaunoliai. Naujai lyderiai, bet niekas dar neprarasta, kadangi dar yra pusė trasos, kurią reikia veikti. Kokiame rajone yra dabar apleista plokštinės požeminė balistinių raketų su termobrandoliniais užtaisais bazė? Kokiame Lietuvos rajone buvo tokia bazė? Dabar tik tai, aišku, liekanos jau jinai nebeveikia. 3 variantai tikriausiai, ar ne? Telšių, Plungės arba Šiaulių. 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 Neteisingas atsakymas. Nu, tada. Tada lieka Telšiai. Telšiai arba Plungė. Telšiai. Neteisingas atsakymas. Tada Plungė. Ir aišku, tas trečiasis variantas šiuo atveju yra Plungė. Taip. Ši bazė iš tiesų yra Plungės rajone. Visa bazė, kurią sudarė 4 27 metrų gylio ir apie 5 metrų skersmens raketų šachtos, patalpos, kuriuose sumontuota valdymo paleidimo įranga, elektros generatoriai, visa tai yra po žeme. Priklausomai nuo politinės situacijos, raketos buvo nutaikomos į tokias šalis kaip Ispanija, Didžioji Britanija, Norvegija, Turkija arba Vakarų Vokietija. Visa laimė, kad nereikėjo iššauti. Kokiame Lietuvos mieste yra Katinų muziejus, kurį mes minėjome laidos pradžioje? Katinų muziejus. 3 variantai, ar ne? Vilniuje, Jurbarke ir Šiauliuose. Niekas nepasakinėkite, prašom. Vilniuje, Jurbarke, Šiauliuose. Tai dar karčiau Šiauliai. Kodėl Šiauliai? Nežinau, vidurys. Vidurys Lietuvos. Taip, atsakymas teisingas Šiauliuose. Visas katės subėga. Į Šiaulius. Vienintelis Lietuvoje ir Baltijos šalyse muziejus Kačių tema yra įsikūręs Šiauliuose, kaip Šiaulių aušros muziejaus padalinys. Gal žinote kitokius įdomius muziejus, kuriuose, pavyzdžiui, teko lankytis arba norėtumėte apsilankyti? Yra tokių egzotiškų muziejų, ar ne? Pavyzdžiui, Kaune, pavyzdžiui, koks yra muziejus garsus? Kaune zoologijos yra. Zoologijos, taip. Bet yra dar toks medicinos. Labiau įdomus yra Velnių muziejus. O Klaipėdoje koks yra muziejus? Gintaro. O, Gintaro gal Palangoje. Bet, pavyzdžiui, laikrodžių yra muziejus Klaipėdoje. Nežinote daugiau muziejų? Gal galite parekomenduoti mūsų žiūrovams? Gera proga. Ar iš savo miesto muziejų, ar nesilankote muziejuose? Iš akių matau, kad nelabai. Kad būna nuobodoka dažnai. Va reikia įdomesnių. Reikia interaktyvių muziejų, ar ne? O užsienyje, kai tenka būti, ne? Muziejus, ne? Neinat? Nu, kaip pareiga, kaip pašaukė, reikia nueiti. Kaip pareiga. Gerai. Tęsime toliau. Kaip vadinama žemuma Lietuvoje, lanku nutysusi nuo Latvijos šiaurėje iki Karaliaučiaus ryties pietvakariuose. Žemuma Lietuvoje. Toks labai specifinis klausimas. Bet Andrius pasiryžęs atsakyti. Gal Lietuvos vidurio žemuma. Lietuvos vidurio žemuma? Taip. Iš kur toks pavadinimas? Per vidurį Lietuvos. Gal. Žemuma Lietuvoje, Lietuvos vidurio žemuma. Logiška, teisingas atsakymas.
Nes buvo variantai Lietuvos šiaurės žemuma arba Lietuvos pietryčių žemuma. Vidurio, taip, logika pasiteisino. Šiaurės vakaruose žemuma siekia Linkuvos kalnagubrį, Ventos vidurio žemumą, Rytų žemaičių plynaukštę, Vilkyškių kalvagubrį, pietryčiuose Sūduvos, Dzūkų ir Aukštaičių aukštumas. Kitas klausimas. Kaip vadinamas Kretingos rajone įkurtas akmeninių ir medinių skulptūrų muziejus? Akmeninių ir medinių skulptūrų muziejus Kretingos rajone. Tikrai matau, kad žinot. Iš akių matau, Albertai. Ja? Musėdžių? Nu, ne visai. Ne visai taip. Išprovokavo, ne? Atsakymą neteisinga. 3 variantai. Norvidų sodyba, Orvidų sodyba, Arvidų sodyba. Dabar jūs dviese turite šansą. Na? Kągi? Arvidų gal. Ne visai taip? Dar galima labai panašus tie visi. Tai liko Norvidų ir Orvidų. Orvidų. Orvidų sodyba. Ją įkūrė Kazimieras Orvidas. Daugelį metų, ypač melioracijos laikotarpiu, iš Salantų ir miestelio apylinkių kartu su sūnumis į savo sodybą vežėsi įdomesnių formų akmenis, medžius ir kūrėsi iš jų paminklus bei įvairias skulptūras. Sovietiniai valdininkai Orvidų sodybą ignoravo ir kūrėmą muziejų keletą kartų buvo sunaikinę, tačiau Orvidai savo sumanimo neatsisakė. Ir apie 1990 metus ši sodyba jau buvo gerai žinoma Lietuvoje ir už jos ribų. Irgi puikus pavyzdys, kai tiki savo idėją, gali daug pasiekti ir sukurti kažką vertingo. Tikiuosi, kad ir jūs turite savo idėjų kokių nors, ar ne? Ar dar ne? Ką ketinat veikti? Tik kelionės. Tik kelionės. Artimiausia idėja, ar ne? Irgi neblogai. Kitas klausimas. Kaip vadinama didelė Lietuvos giria, kurioje yra Kaskalnio geomorfinis draustinis ir jūros ichtiologinio draustinio dalis? Gal pakartoti, nes sudėtingi žodžiai tokie. Didelė Lietuvos giria, kaip yra vadinama, kurioje yra Kaskalnio geomorfinis draustinis, geomorfologinis draustinis ir jūros ichtiologinio draustinio dalis. Čia gal variantai. Pateikime variantus, ar ne? A variantas Biržų giria, B Punios šilas, C Karšuvos giria. Karšuvos giria. Teisingas atsakymas. Tai iš tiesų yra Karšuvos giria, dar vadinama Smalininkų Viešvilės miškais. Ji yra Jurbarko, Šilutės ir Tauragės rajonuose. Priklauso Jurbarko, Tauragės urėdijoms ir Viešvilės valstybiniam rezervatui. Ką jau čia be pridursi? Kas saugoma pedologiniuose draustiniuose? Pedologiniuose draustiniuose. Klausau? Dirvožemiai. Turbūt čia iš praeitų žaidimo, ne? Kažkas buvo panašaus. Teisingas atsakymas – dirvožemis. Pedologiniuose draustiniuose saugomi natūralūs dirvožemiai. Lietuvoje jų yra 12. Beveik visi skirti molio ir priemolio dirvožemių apsaugai. Šių draustinių plotas nedidelis, nes nelengva rasti didesnę teritoriją, kur dirvožemis būtų nepažeistas. Tęsime žaidimo, dabar truputį apie pastatus, apleistus pastatus. Kokioje valstybėje yra aukščiausias pasaulyje apleistas pastatas, kuris vadinasi Rjujongo viešbutis? Rjujongo viešbutis. Ar bent įsivaizduojate, kur tai gali būti? Europa, Azija, Afrika, Australija. Tolimuosiuose rytuose gal kur. Tai turbūt pateikime 3 variantus. Pietų Korėjoje, Šiaurės Korėjoje ar Japonijoje? Gal Šiaurės Korėja. Kodėl Šiaurės? Nežinau. Nežinomiausias kraštas. Nežinomiausias. Tai visko gali būti, ar ne? Taip. Na taip, Šiaurės Korėja, taip. Taip, iš tiesų, aukščiausias pasaulyje apleistas pastatas stovi Šiaurės Korėjos sostinėje Pchenjane. Jo aukštis yra 330 metrų, plotas 360 tūkstančių kvadratinių metrų. Jeigu darbai būtų baigti pagal planus 1989 metais, tai būtų pats didžiausias viešbutis visame pasaulyje. O šiuo metu jis yra rekonstruojamas, galbūt ir pavyks pastatyti, kadangi dėja Šiaurės Korėja, kaip žinia, šalis, kurioje ir badas berods siaučia ir diktatūra. Ten sunku tokius projektus didžiulius matyti įgyvendinti, net ir tokiamis sąlygomis, griežto režimo sąlygomis. O kur jūs gal žinote yra irgi Lietuvoje apleistų viešbučių? Aš žinau bent 2. Kaune, pavyzdžiui. Ai, nesilankau viešbučiuose. Ne, viešbučiuose ne. Tai gal teks paskui, kai užsienį išvažiavus lankytis viešbučiuose. Tai reikia žinoti, kurie yra nebaigti, ne? Kad neužkliūtų. Pigesni bus.
Jo, tai pigesni, tada galėjom apsigyventi. Nebaigtame viešbutė, gal net ir už dyką. Kitas klausimas. Ką 1781 metais įsteigė iš Prancūzijos atvykęs botanikas, profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas? Ką jis įsteigė? Nėra idėjų? Pateiksime. Na, jeigu botanikas, tai ką jis galėjo įsteigti? Botanikos sodą. Botanikos sodą, bet kokį botanikos sodą, ar ne? 3 variantai. Kauno botanikos sodą, Vilniaus universiteto botanikos sodą ar Šiaulių universiteto botanikos sodą. Čia tenka turbūt spėti, ar ne? Nu, trečią kartą Šiaulius bandys. Na, nepavyko šį kartą. Nepavyko. Vilnius. Vilniaus. Teisingas atsakymas. Taip. Intuicija, ar ne? Ar teko būti? Taip. Taip, teko būti. Geras atsakymas. Trumpas ir aiškus. Nėra čia ko, aišku, tuščia žodžiauti. Taupykime laiką. Aš tik trumpai vis tiek turiu praplėsti atsakymą. Profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas įsteigė Vilniaus universiteto botanikos sodą. Šis botanikos sodas buvo vienas pirmųjų Europoje. Buvo įkurtas senamiestyje, dabartinės Pilies gatvės 22 namo kieme. Maždaug 300 kvadratinių metrų plote, lauke ir medinėme šiltnamyje auginti daugiau kaip 2000 rūšių augalai. Albertai, jūs kažkoks vis tiek toksai atrodote neentuziastingas. Kad nepralaimėtumėte, reikia sukrusti. Nebedaug klausimų liko. Aktyviau. Kadangi jau paskutinis klausimas. Paskutinis šansas. Paskutinis šansas laimėti. 200 taškų vertės klausimas. Kokios naudingosios iškasenos išgaunamos Karpėnų telkinyje? Karpėnų telkinyje. Tokia vieta egzotiška turėtų būti. 3 variantai tikriausiai, ar ne? Užteks 100 taškų. Žvyras, kvarcinis smėlis ar klintis? Klausau? Gal kvarcinis smėlis? Dėja, ne? Klintis? Klintis, teisingai, va. Paraginau, iš karto gerai. Iš karto rezultatai. Atsakymas teisingas. Karpėnų klinties telkinys yra Akmenės rajone. Eksploatuojamas nuo 1952 metų. Jame iškasama apie 5 milijonus tonų klinties per metus. Klintis, kaip žinoma, yra daugiausia naudojama cementui gaminti. Cementui, taip. Na kągi, baigėsi mūsų žaidimas. Jis nebuvo toks labai jau linksmas, bet ir aktyvus, bet pasiekėme finišą. Dabar tuoj sužinosime, kas tapo nugalėtoju. 3 vieta. Gagikas 100 taškų. 2 vieta Albertas 500 taškų. O nugalėjo Andrius net su 750 taškų. Sveikiname nugalėtoją ir tradiciškai teikime jam fotoaparatą. Dėkojame visiems, kurie sudarė konkurenciją. O aš norėčiau priminti jums, gerbėmiai žiūrovai, kad Gamtos kodas kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbia dokumentinių filmų festivalio konkursą. Plačiau apie šį konkursą galite sužinoti adresu kinogaražas.lt nuorodoje Žalias kino garažas. Kviečiame visus jūs dalyvauti studijoje, žaisti, galite užsiregistruoti adresu gamtoskodas@videometra.lt. O aš dėkoju jums už žaidimą, dėkoju už palaikymą, kurį mes nuolat girdėjome ir jautėme, tik ne visiems jis padėjo. Dėkojame jums už dėmesį. Susitiksime po savaitės, kitą sekmadienį, 16:15 per Lietuvos televiziją. Ką, tai dėkojom. Iki. Ačiū. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.